Sveikas, Aidai, sveiki visi, čia vėl iš garažo į garažą atėjo laikas atidarimui. Sveiki visi. Jo. Pavasarėlis. Na tai ką, tiek visokių minčių ir įspūdžių, net sunku ir pradėti nuo kažko, nuo ko pradėsim, kokios mintis. Ką žinau, ką veikiam žiemą. Aš tai gal pradėsiu nuo kito dabar, supranti. Gal jeigu pastebėjai, kai sezonas prasideda, visą laiką pasipila anekdotai apie motociklistus, ten donorus ir visokius ir kitokius ir visą kitą. Tai neišimtis ir dabar jau mačiau, jau Facebook'e yra pasirodę keletas tokių žinučių. Ir iš karto man tai toks įdomus jausmas, vat galim ir padiskutuoti, kas tie žmonės, kurie taip piktai juokauja, sakykim, ir kodėl jie taip daro. Žinai, sunku pasakyti iš tikrųjų. Tokių žmonių nepažįstu savo rate, visiškai nepažįstu. Aš tai gal žvelgčiau ir kokias gilesnės priežastis, sakykim, galim kalbėti apie tokią vaikystės traumą, sakykim, kur koks nors žmogus auga su valdinga mama arba gauna valdingą žmoną, kuri jam tiesiog neleidžia būti tuo, ko jisai norėtų. Ir tada tas, kaip sakyt, pavydas užslėptas virsta tokia užslėpta agresija, kuri pasireiškia juokais, juokeliais. Matai, galiu pasakyti, šitą ir motociklistų tarpe yra, supranti, tokių pat, iš tikrųjų. Yra. Jeigu taip giliau pakapšiusi, pažįstu keletą tokių, žinai, žinai, kur, sakykim, aš turiu vieną modelį ir arba markę, arba ten, sakykim, Brytva, arba Harlis, arba ir visi kiti, aš jų nekenčiu. Yra tokių. Yra. O tikrai yra. Na tai gali būti, aš sutinku, žinai, čia daugiau toks pokalbio pradžiai, kaip sakyti, tokiam apšilimui, nes tas dalykas kartojasi iš metų į metus ir sakau, jau pirmas kregždas jau mačiau. Tai manęs niekaip neveikia, tik tai man toks visą laiką klausimas yra, kas tam žmogui atsitiko. Ir dar vieną versiją turiu, yra tokių tikriausiai irgi žmonių, kurie pabandė, bet nesėkmingai. Sakykime, ten kažkokia nedidelė avarija ar kokia tai aplinkinių reakcija, gal išjuokė kažkas, tai sakyta, ir jie vėlgi kaip ir norėtų slapčia, bet iš kitos pusės nedrįsta. Tai tada vėlgi tai virsta kažkokia tai tokia neigiama reakcija, tokia pasakyti, kodėl aš to nedarau, nes va taip, sakykime. Žinok, į smegenis neįlysi žmonių iš tikrųjų. Bandyt galima, aišku. Tai atskiras mokslas yra vadinasi psichologija. Sakyta, žinai. Bet... Na tai tiek tos paliekam šitos dalykus, kaip sakyti, specialistam, tegu jie ten nagrinėja, mes grįžtam prie žemės reikalų. Tai va, tai ką, ilgai lauktas pavasaris atėjo, kaip sakyti, liko kelias dienas iki gegužės, iš tikrųjų, kai išeis laida greičiausiai jau bus ir gegužės, tai taip, kad sveikinam visus, sulaukus naują sezoną ir tikimės, kad jisai bus sėkmingas, geras, saugus ir tuo pačiu noriu dar ir visai mūsų gražiai publikai priminti keletą dalykų, kad tas sezonas būtų geras. Tai pirmas dalykas, aišku, elgtis saugiai, kitas dalykas gerbt kitus eismo ir neeismo dalyvius. Nes netgi ir vakar jau kaime vakarojam, jau vakare kepam ten kažkokias tai valgius ant ugnies ir jau lekia kažkoks tai drąsuolis, vis dar pakeldamas ten ratą, norėdamas mums parodyti, kaip jisai gerai važiuoja. Jam atrodo, kad tai žiauriai gražu, o man tik tai akis instinktyviai plytas ieška ir norisi jam padėti, žinai, būti šauniam. Tai aš noriu pasakyti, kad jum tai šaunu, tie, kurie taip daro, bet iš esmės, jeigu matot žmonės ir važiuojat jų kiemais ar šalia to, tai mąstykit jų akimis ir jų protų ir nenorėkit gauti tas plytas į savo ten kažkurią tai motociklą ar šalmą dalį, taip. Bet tuo tarpu, supranti, irgi tuo labiau norėjau pasakyti, kad yra vietų šitų, kur nori pasidraskyti, supranti, gali nuvažiuoti, pasimokėti ant keletą kapeikų ar trasą, arba kažkur tai, draskykis kiek nori. Tai apie tai, Aidai, ir kalbam, kad, kaip pasakyti, keliai yra visų ir čia mes sprendžiam, kokiu greičiu pravažiuoti tam tikrą atkarpą, būtent motociklistai, jau dabar kalbu kaip motociklistas. Tai reiškia, kad turėtume kuo daugiau laisvių ir kad kuo ilgiau mes sutartume, mes turim labai gerbti vieni kitus ir suprasti vieni kitus ir tada viskas bus gerai. Bet kai tik tai prasideda ten kažkoks tai toks noris pasirodyti, tai jisai sakau, jiem ten atrodo šaunu, aplinkiniam ieška ten šakio ar plytas ar ką nors sakė. Tai gerai, tvarkoj, ką, planai, lūkesčiai, kokių ponas turite? Žinau, šiais metais, šį sezoną žiauriai daug, kažkodėl tai žiauriai daug, aš pasižiūrėjau kalendorių,
visi savaitgaliai praktiškai užimti. Aišku, skaičiuoju ir ten mūsų ten kažką tai, žinai, sugalvota, ten gal dar susigalvosim, bet praktiškai iki Liepos mėnesio, vidurio kažkur tai, viskas užimta. Nežinau, paukščiukas varom ten, kažkas kviečia, kažkas ten, nu, žiauru, dar nebuvo. Suprantu, kalendorius užimtas viskas, bet gal turi keletą tokių uogų ant tortą, kur verta būtų apkalbėti ir pasigirti. Ne, nu tai verta. Tai, vat, supranti, tas kelionė aplink Lietuvą, ne? Nu tai čia tvarkoju, galim nuo to ir pradėti. Mes kaip tada ir kalbėjomės, su Inga dar kartą perkalbėjom, taip, tai sakykime, čia bus mūsų galbūt vinis. Taip ir padarysim. Tada taikomės, kaip ir šnekėjom, kada čia Liepos pradžia, taip? Liepos, matai, Liepos 1, jo. Nu, Liepos 1, nes, matai, reikia derinti su žmona, ten visi reikalai. Tai va, supranti, tai nieka čia visigi sako, kas čia reiškia aplink Lietuvą apvažiuoti, ne? Visigi važiavo, visi tie APL-ai yra, visa kita, ten, supranti, taigi nėra problemas, bet pabandykit. Nu tai, Aidai, supranti, yra kitas dalykas vėl. Aš tai bent jau nevažiuoju, kad kam nors ką nors parodyti ar paaiškinti, supranti. Aš tiesiog nesu važiavęs aplink Lietuvą, tai aš dėl to ir noriu pravažiuoti aplink Lietuvą. Tai yra grinai mano įspūdžiai ir aš kaip tik noriu padaryti tai, ko nedariau. O dabar, sakykime, jau nebe tas amžius, kad kažkam čia kažką parodyti ir paskui tenai, nežinau, girtis ten kažką tai užstaliai. Tikrai ne. Tai va apie Lietuvą, apie APL-us žiūrėjau daug kartų. Mačiau, kaip važiuoja, kažkiek tai gal net baltai ir pavydėjau, bet aš nesu toks, kaip čia pasakyti, minios žmogus, aš nenoriu būtent, kaip sakyti, kartu su visais, tai gal geriau tokia maža draugų kompanija, mes tą dalyką padarysim kartu, savojų tempų, be jokio įsipareigojimo, kad nebūtų ten kažkokių tai ten lenktynių, žinai, supranti, kurios savaime gadina malonumą ir sukelia įtampą. Tai va, jo, nuo to prasideda ir traumas ir visa kita. Geriau atsargiau. Grįžtant prie to paties moto turizmo ralis, aš jame dalyvavęs gal 3 kartus. Tai dabar jau po paskutinę kartą taip esu savo pasakęs, kad pasirenginys labai geras, man jisai patinka ir galbūt kažkada ir važiuosiu, bet jeigu važiuosiu, nebesivaržysiu. Nes varžymasis viską sugadina. Pasirenginys pati idėja yra gera. Daugybė turizmo objektų atidaryta, tokių, kur tu paprastuoju laiku neužeitum tenai ir nerastum nieko. Specialiai tai dienai paruošta, ten gydai kažkas tai, bet jeigu tik tai pradedi skaičiuoti laiką, varžytis ir lėkti be galvos, tai tiesiog nepamatai, nelieka malonumo, o kažkokį tai ten užtvirtinti prizą ir ten būti kažkokio geriausio praktiškai šansų nėra. Nes... Nėra, nu tai ką, Dieve mano, yra jaunesnių, drąsesnių, kaip saka, stipresnių, žinai, nu vis tiek, čia amžius daro savo, žinai. Toliau, kaip ir sakai, tada yra Joninės turim datą kažką tai, dar maršrutą nesugalvojam, čia sugalvosim kažką tai tokią vėlgi, aišku, jeigu tik tai oras geras paklius ir visą kitą, tada varom su jumis aplink Lietuvą, toliau tai jau Dievas žino, matysim. Toliau, kaip saka, toj kelioniai suplanuosim kitą kelionę, kaip saka. Tai aš turiu tokį seną planą, kurio dar irgi nepadariau. Senas planas labai paprastas, vadinu tą Pan-European Trail, tai tiesiog pervažiuoti Europą nuo sienos iki sienos, tuo būdu tai iš Vilniaus į Londoną. Iš esmės paprastuoju būdu Vilnius-Londonas, Londonas-Vilnius esu 3 kartus suvažiavęs, bet važiuodavau vis laik labai greitai, labai greitkeliais tiesiog suvažiuodavau ir nieko ten nematydavau tik tai. Tai dabar kaip tik tokia idėja yra lėtuoju būdu, kaip galima lėčiau, vengiant pagrindinių kelių ir tokio tiesiog maudytis Europą ir netgi tokį, sakykime, parodomuoju būdu prisilies prie sienos, tai tiesiog nuvažiuoti va čia, kur artimiausia yra siena, nežinau, su Baltarusija ar su kuo ten paliesti jos dratas ir tada persikelt į Angliją ir prie Big Beną nusifotkint, va. Tai va čia toks irgi, bet datos aiškios nėra, čia kaip išeis. Tai čia vienas planuoja, ar ne? Net nežinau, čia yra atvira, kas nori gali jungtis, nes su kuo pašneku, žmonės kaip ir žavisi tą idėją, bet suprantate, kokią problemą iš karto išlenda. Reikia derintis prie laikų. Tai reiškia, jeigu aš labiau norėčiau palikti tokia spontaniškai, kai, žinai, suprantu, užeina gyvenime kokią tai pauzę, kai tu nežinai, ką daryti, kaip ir tokia, kaip čia pasakyti, blogą nuotaiką užslenka, tada tiesiog sėdi ant motociklą ir išvažiuoji, tai yra lengviausia. Ir čia pati motociklizmo dvasia tokia. O kai pradėti derinti, kai aš galiu, kiti negali ir tokia kažkaip tai... Ir, iš esmės dėl to galbūt ir gavosi dabar, kad niekaip aš neįvykdau tos kelionės, nors jinai jau sukasi gal paskutiniai metai. Kad kai tik tai pradedam klijuoti su ko nors, tai ir niekur neišvažiuojam. Bet... Jo, tai būna irgi... Jeigu tavė švaris iš darbo, tai varom.
Šitągi būna irgi tokių, žinai, guli sau lovai, galvoji, blemba, užknysa viskas, dabar važiuoju į Palangą. Blemba, važiuočiau, iš karto važiuočiau, bet paskui sveikas protas, žinai, tai biški nugali, žinai, ir vėl tas va toks, bet praktiškai, jeigu spontaniškai va, paimtum ir važiuotum, ir viskas, ir nieko Nu čia tai aš baisaus. pirmą kartą mes dviese su Inga su Triumfu parvažiavam, nu tai tada planavom, tas motociklas buvo tik nupirktas, ten dėžės pirkam visą kitą, nu ir sėdam dviese parvažiavam. Po to Inga nusprendė, kad jinai daugiau nebenori važiuoti kaip keleivis, nes tiesiog nuobodu nėra ką veikti ir išsilaikė teisės ir pati pradėjo važinėti. Tada antrą kartą jau grįžau iš Vilniaus į Londoną. Tai taip, va, kaip sakai, spontaniškai tiesiog buvo kažkokia tai diena, kur nėra ką veikti, nėra nuotaikas, davai važiuosiu, žinai, vis tiek aš nieko neveikia. Motociklas yra, motociklas niekam daryti nereikia, tai viskas. Šliop, sėdau ir suvažiavau ir viskas. Čia važiavimas vienam irgi turi tam tikros tokios poezijos, kas bandė, tas žino tą dalyką, kad kažkaip, kai važiuoji su komanda, su kompanija, aplinka nedrįsta su tavim kontaktuoti, tam tikrą prasme, ar kolonėlį, ar kur nors, kad prieitų, užkalbinti ir visą kitą, nu, kompanija ir kompanija. Kai esi vienas, kažkaip tai pasidaro visiškai kitoks santykis su pasauliu. Labai dažnai, žinai, kažkas tai va, rodo nykštį, žinai, ar prieina paklausti ko nors, ar šiaip tiesiog persimės žodelius, žinai. Tai toks biški pasidarai laisvesnis, kitoks. Tai, va, tai vėlgi atsakau į tą klausimą, nežinau, palikim atsitiktinumai, kaip tai išeis. Nu ką, technika, jau ratai uždėti, visą kitą. Tai va šiandien dėsiu ratus kitus, taigi pirkaugi MS-us, supranti. Mes planavom tada žiemągi, reiškia, ant 3 karalių, tai priekiniai buvo MS-ai, bet vis tiek pasikeičiau kitus naujus, galinius irgi. Vienas tik tai pasirinkimas, matai, gamintojas vienas, tai, bet čia tik tai raidės, manau. Mes su pardavėju taip pažįstami gerai, apmastėm šitą reikalą, nes kaip Lietuvoje pradėjo šitą reikalauti, mes žiemai dėti. Nu taip, teisingai. Atsirado paklausa, atsirado ir pasiūla. Va, tik tai tiek, kad biški brangiau susimokė už raidelės ir viską, žinai. Nu tai va, šiandien patikėjusiu, rytoj lėksiu kažkur tai, nes žada gerą orą, ką žinau. Spirga žmona labai nori kartu, aš nelabai dar noriu vienas dar pradėti, žinai. Ir įgūdžiai, žinai, ne tie, reikia... Nu, tai čia vėl, matai, Aidai, galima apie tai ir šnekėti dabar. Naujas sezonas, vėlgi, kad nevirsti tuo, žinai, herojum kokią nors anekdotą, tai reikia vis dėlto palaipsniui ir įsivažiuoti tiesiog. Lėtai, gražiai, didinant greitį ten. Nu, bet va, tikrai va žmonės, aš čia praeitą kartą gal kalbėjom apie tai, kaip ten padangų nekeičia, ar ten kažką tai pasidėvi, žinai, tai dar sezoną pratrauksiu, žinai, bet nu vieną priekinį tik užsidėjau, žinai, ir pralėkiau. Biški tokią purvą, biški smėlę, biški to nepalyginama, kur yra nors tu vieną sezoną pravažiuoji, nu reikia jau labai labai atsargiai važiuoti su tom padangom. Nu tikrai, aš šitom kabiną, nu tiesiog kitas vairavimas, tai va, įsivaizduoju, užsidėsiu galinę, nu tai saugumui žiauriai daug duoda. Nereikia biški taupyti šitaip, žinai. Tai, matai, vėlgi, nusipirkau rėlę papildomą, žinai, kad nebūtų problemyčių. Reikia, aišku, išsivesti prikurkiai, nu, tai, žinai, supras, kas norės. Kad nereiktų laupyti šitų plasmasių, žinai. Nu, va tokie va smulkmenas, bet jos reikalingas, žinai, ką žinau, nu, vis tiek važiuoji kažkur paskui žmonės, reikia skambinti kažką, tai kviesti, kažkokį traliuką, nu, kam? Geriau pačiam išspręs problemas, žinai, aišku, geriausiai. Bet supranti, gerai, man priminė prikurkę, tai matai, va šitas startioras, tai dabar va, tas toks buvo nutikimas ir Ispanijoje, kai buvom žiemą, su Raimondai palikau ją Barcelonai ten sportuoti. Ir supranti, kas atsitiko, kad autobuso akumuliatorius irgi nustypo, supranti. Taip ne iš karto per kelias dienas, bet vieną gražų rytą atsikėlė, supranti, ir neužsiveda. Kas galėtų pagalvoti, supranti. Tai gražiausiai ta maža tabletė, supranti, šliop ant kontaktų. Gražiausiai užsiveda, užtenka to mažą daiktą autobusui užkurti, supranti. Tai čia, tai žinai, vis tiek, aš sakau, privalu turėti su savim visą laiką. Tai čia prie to pačio, žinai, atsisinčiau iš brolių šitų, žinai, tokį daiktą panašų į telvyną tavo.
tai supranti, nėra ten apsaugos, kad aš mašiną žiemą buvo 27 gal pas mus, išbandytgi reikia, žinai, o ten yra, reiškia taip, pajungi ir 30 sekundžių gali sūkti tik tai. Taip, taip, Paskui reikia palaukti ir visa kita, bet yra kai kuriuose geruose yra apsauga, jinai paprasčiausiai neleidžia. Nu tai pasukiau ir susprogdinau, supranti, ir viskas. Kai sproga, tai žinok, maža nepasirodė ten visas. Tai va, supranti, vėlgi, žinai, geras daikčiukas, bet reikia gerą daikčiuką, nu, tikra žodžio prasme. Kokį paskiau netyčia atradimą padarėm. Supranti, aš įsikirtau, kodėl tai tas mažiukas užvesdavo. Jinai, supranti, Raimonda, pajungia jį prie akumuliatoriaus ir nesuka starterį. Tiesiog palieka keliom minutėm, kad jisai kažkiek pasikrautų senas akumas. Ir to pakanka paskui suktelti, supranti. Tai va čia toks buvo pakankamai, niekad nebūčiau apie tai pagalvojęs, nes atrodo reikia sukti iš to. Ai, kažkaip tai instinktyviai, taip supranti, uždėję, palaukia porą minučių, supranti, ir tada brūkšti ir užsivedė ir viskas. Mes galim vat savęs paklausti, kodėl mes tai darom ir kokią idėją to. Ar čia mes norim pasigirti kažkam, žinai, ar mes norim, supranti, aš tai labiau noriu kaip pedagogas iš prigimimo pasidalinti patyrimu, žiniom ir galbūt pats kažko iš kitų išmokti. Tai sakykime, tiem visiems žmonėm, kurie galvoja pradėti, kurie galbūt jau pradėjo ir visa kita, jiem yra verta žinoti, tai tos klaidos kokias arba tie atradimai kažkokie, kurie, kaip pasakyti, kurie padėjo greičiau tapti tuo motociklistu geru ir kurie tiesiog sutrukdė kažkam. Kaip aš ir pradžioje minėjau, kad yra ir nuoskaudo, kad kažkas pabandė, nepavyko, gal kokia smulki trauma, gal tiesiog kažkoks tai požiūris aplinkinių ir tada jie galvoja, kad šitą temą ne jiem ir visa kita. Nors aš galvoju, kad važiuoti motociklų gali visi, tai labai tik tai priklauso pas ką pakliūsi, pas kokius žmonės, kaip jie tave palaikys, motyvuos, padės tau tapti tuo geru motociklistu. Vėlgi, kaip pasirinksi motociklą, nes dažnai važiuoja tuo, kas yra šalia, kai iš tikrųjų dėl fizinių duomenų, dėl visų kitų dalykų, greičiausiai reikia rasti tokį, kuris tau būtent tinka ir tam tikslui tinka. Jeigu ten nori gamtoj važinėtis, vienaip atrodys, jeigu nori ant asfalto važinėtis, kitaip atrodys. Ir čia daug tokių dalykų. Čia nebūtinai apie pinigus, nes, sakykime, pasirinkimas šiais laikais motociklų tai yra milžiniškas. Milžiniškas, nepalyginsigi su praeitais laikais senaisiais, žinai. Velnės detalėse slypi, supranti, yra daugybė tų rakursų, visokio viskas, ir čia mūsų darbas sugalvoti visą tai. Ir vėlgi mes neapeliuojam, kad čia kaip kokioje bažnyčiai čia melsis mums žmonės, žinai. Mes tokiu būdu edukuojamės patys, tampam pratingesni, galų gale motociklizme surandam kažkokių tai įdomių dalykų, nes yra toks, vėlgi su vienu pašnekovu turėjom tokį pokalbį, kaip jisai pasakoja, jis nusipirko motociklą, nusipirko rūbus, viskas, visus šarvus ir išvažiavo kažkur. Ir sako, važiuojant, pagalvojau, kokia velnė aš čia važiuoju? Iš viso, sako, šeima kaime, žinai. Sakė, aš vienas čia kaip durnis važiuoju, sako, supranti, ir sako, išgaravo iškart viskas, žinai. Grįžo, pardavė velniop, viskas, ir išėjo iš motociklizmo, žinai. Tai mes lygiai taip pat, kad nebūtų taip, kad tiesiog be prasmės kažkur tai važiuoji, vis laik yra tas klausimas, kodėl aš važiuoju, kas iš to, aš pasidariau ten geresnis žmogus nuo to, ar įdomesnis, ar sukūriau kitos kažkokios vertės kitiems, supranti. Tai čia taip. Gerai. Atsisveikinam, Aidai, viskas baigėsi.